Žiniasklaida skelbia, kad didmeninė elektros kaina Lietuvoje per savaitę didėjo 50% iki 96,5 eurų už megavatvalandę. Ką tai reiškia jums? Iš esmės nieko. Jūs neturite galimybės užsifiksuoti savo mokamos elektros kainos savaitį. Todėl ir savaitiniai elektros pokyčiai orientuotis, ar ateinanti elektros sąskaita bus didesnė ar mažesnė, padeda nesmarkiai. Tokie pranešimai iš esmės yra juos platinančių bendrovių būdas kokius 4 kartus per mėnesį sušmėžuoti žiniasklaidoje. Kokie elektros kainų pokyčiai jums yra aktualūs? Jei jūsų elektros skaitiklis neišmanus ir jūs turite biržinį elektros planą, jums aktualiausia vidutinė mėnesio elektros kaina biržoje. Jei turite išmanų skaitiklį, galite savo elektros vartojimą planuoti pavalandžiui. Todėl jums biržos elektros kaina kas valandą. Jei esate sudarę sutartį su elektros tiekėjui fiksuotu tarifu, didmeninės biržos kainos pokyčiai jums nėra aktualūs visai. Jie nėra aktualūs ir tiems, kas gauna elektrą po senoviai valstybiniu tarifu.